Žinomos dėl Plechavičius ir Vokietija. Priminkit, kaip susipyko. Dėl ko susipyko? Todėl, kad jie buvo sutarta, kad tie savisaugos daliniai bus tik tai Lietuvos ribose nuo artėjančių bolševikų. O vokiečiai pareikalavo, kad būtų pasiųsti į frontą. Nesutiko, vieną ar du batalionus vis tik tai dar pasiuntė. Ir jis davė įsakymą skirstytis. Iškai, netitiko jo sumanimo. Jo, tikras patriotas buvo. Jis norėjo, kad jau kūrėmi savisaugos tie daliniai, kovotų su įžengiančiais bolševikais. Jis buvo kraštutinis, tu jį gerai žinai iš istorijos irgi, kad juk irgi ir su Smetona nesugyveno. O su Plechavičium susitikti jums neteko? Ne. Nematėt? Neteko. Ir dabar, kaip sakot, su Adamkum taip pat, ten jūsų buvo daug ir tiesiog jų visi jaunuoliai? Ne. Aš dar abejoju, ko jis stilinis. Dabar buvo dvi jau laidas parodė. Daug kur gyrėsi, kad taip, o čia visiškai. Aš nežinau, aš, pavyzdžiui, žinau, tikriausiai ir jūs žinot, kad jis pasielgė vos neišdavikiškai, kada paliko likimo valiai kandidatą į prezidentus. Kaip jo pavardė? Amerikos lietuvė. Lozoraitis. Jo, Lozoraitė. Ir išdūmė į Ameriką. O čia dabar parodė antrajam tam, kaip jis ten pasakė, kad reiškia, nenorėjo jam duoti vizos į Tarybų sąjungą, tai Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė kategoriškai pareikalavo, vos negrasindami atseit ir atseit davė. Nežinau, ten. Jis priklausė tai vadinamai santara šviesa, o yra jie kairiųjų pažiūrų. Tai apie jį sužinojo tik tai dabar, ne apie Adamkų. Apie? Prezidentą, taip, Adamkų. Apie save? Ne, apie Adamkų. Taip, apie jį sužinojot, kai jis atsirado čia Lietuvoje ir kai pradėjo šnekėti, ar ne? Ne, tai... Anais laikais gi nieks nešnekėjo, nežinojo. Jis staigiai išdygo kaip grybai po... Neaišku, kaip ten... Ne, tikrai tu teisingai sakai. Nebuvo neoficialių kažkokių ten pasiūlymų, kvietimų ar ką nors. Gal jis blogą nieką nepadarė, bet vienam tik tai mano manymu lygyje jis daug nulaidžiavo Lenkijai. Bet dabar iš viso susipykę visi su Lenkais. Na taip. O Kvasnievskis tai jį gyrė. Šiaip tai jis yra Adamkevičius iš tikrųjų. Ne mum tai jis žinoma.